Taigi, labas vakaras, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir kaip kiekvieną savaitę mūsų tokia trumpa apžvalga. Šį kartą gal tokia ir trumpesnė bus, nes viskas iš tikrųjų eina ten, kur buvom prognozavę, viskas eina ten pat, kur tikėjomės. Taigi pradėkime nuo euro GBP ir toliau išlieka ta pati tendencija į viršų. Praeita savaitė buvo, kaip sakyti, galima sakyti, korekcinė savaitė. Užsidarė viskas kainos viduj, tai yra pagrindinio impulso, kol kas pagrindinio impulso viduj. Aišku, atramos šitoj vietoje nelabai aš matyčiau kažkokios, tai todėl čia ir FIBO būtų neįmanoma kažkoko tai tvarkyti šitoj vietoje. Čia tik tais gali būti sutapimai, kurių markete yra labai daug, 0,770. Jeigu užsidarinėtų kaina žemiau, tai yra jūsų analizuojamam grafike, kurį analizuojat, šiuo atveju kalbu apie savaitę, žemiau negu prieš tai buvų savaitė, tik tuo atveju būtų galima tikėtis didesnės kažkokios tai korekcijos. Visas kitais atvejais, čia galbūt tai yra laikina ir toliau važiuotumėm į viršų. Labai tikiuosi, kad bus magnetas iki 7800, galbūt šita vieta patraukli bus ne man vienam. Kanada ir Japonijos siena, tikiuosi, dabar jau ne tai, kad tikiuosi, dabar jau žinau, kad buvo žmonių, bent du, tai tikrai buvo žmonės, kurie pasinaudojo mano pastebėjimais ir atkreipė dėmesį į 80 šitoj poroj ir prisipirkę buvo dieniniuose grafikuose, tai šaunuoliai, smagu, kad dar kažkam tai tokių galiu truputėlį padėti. Tai pakankamai stipri vieta, jau apie tą minėjau prieš tai ir kol kas nieks nesikeičia. Važiuojam tik tais į viršų ir važiuojam į viršų tol, kol kaina parodys, jog jinai į viršų važiuoti nenori. Kol kas jinai tikimybė buvo, jo kaina važiuos į viršų, ta tikimybė pasiteisino, tai buvo vienas pliusas, 76,4 buvo 2 pliusai, 1,2,3 aukštesnė žemesnė, ten buvo 3 ir daugiau pliusų. Žodžiu, kol kas važiuojam tą pačią linkme ir neketinu keisti jokio kurso. New Zealand ir USD, taip mano mėgstama pora, kuri šiuo metu man visiškai nedaro nekelia jokių emocijų, sėdim dėžiai, nuo šia yra 1, 2, 3, yra 76, pakankamai svarbus argumentas yra šitas, nes tokiose vietose būna vietos svarbesnės, bet taip pat lygiai dabar yra svarbi ir šita vieta, nes tai buvo 1-2 kartus tikrinta. Čia turbūt 76,4 yra. Jeigu tik dieniniam grafike kažkas tai trukteltų aukščiau negu prieš tai buvo, nors dabar viskas vyksta šitame inside bare viduje, ta prasme jau. Galbūt kažkokie tai šiokie tokie pirkimai ir galimi, aš asmeniškai to nedarysiu. Vis tiek esu linkęs labiau šitos poros mėnesinį grafiką laikyti kaip pagrindinį grafiką. GBP Australija, kaip ir planavom, viskas eina į apačią, labai gaila ir apmaudu, kad negalėjom padaryti, kad praeitą savaitę, tai yra pasibaigus savaitę, negalėjau padaryti šitos savaitės apačios. Tikiuosi, kad magnetas 2.00 vis tik dar suveiks. Šitose vietose noriu pabrėžti, kad ateinantį savaitę bus paskutinė mėnesio savaitė ir tai reikėtų truputėlį irgi įvertinti. Dažnai, kaip aš vadinu, tie tokie snargliai, kurie lieka iki tam tikrų vietų, jie dažniausiai būna užpildyti, tai būna jie arba išpirkti, arba išparduoti. Žiūrint, kur tuo metu eina trendas, pats judėjimas šitos kainos man nelabai jau pradeda mane žavėti tokiose vietose, nors vėlgi pasakysiu, kad šita pora man labiausiai egzistuoja ties mėnesinių grafikų ir čia aš laikausi mėnesio grafikų. USD ir Kanada, jau ir minėjau praeitą savaitę, kad penktadienį prisipardaviau ir toliau prisipardaviau. Tai šitose vietose, jeigu kažkas, bet irgi žinau, kad pasinaudojo, tai niekas mėlyjei nesikeičia, esu tos pačios minties į čia, stebėsim 1,4, tai yra tada, kada kaina priartės prie 1,4, labai reikia stebėti iš tikrųjų, kaip žmonės tą kainą supranta, kaip jie supranta tą lygį, kiek tą lygį jie gerbė. Tais atvejais man būna labai svarbu žmonių elgsena ir kai aš matau, kaip žmonės prie tos vietos elgiasi, tada aš galiu iš tikrųjų bandyti vėlgi spėliot, ant kiek tas lygis yra gerbiamas arba ant kiek tas lygis yra negerbiamas, kiek jis svarbus ir kiek nesvarbus. Tai kol kas mums išlieka tendencija, pasikartosiu ta pati, viskas važiuojam į apačią, kol kas tik tais į apačią. Pirkimai tai šitoje poroje turėtų būti tik tai čia viršui, o iki šito viršaus reikės labai daug pinigėlių, labai daug pinigėlių.
Aišku, dar liko mėnesio galas, tai svarbu, kad kaip dar sudarys pats mėnesis. Euras ir Australijos doleris suveikė, kas čia dingo mano grafikas, Euras Australijos doleris suveikė 1,23, 74,6 berods arba 61, tai viskas toliau važiuoja apačią. Kas man nepatinka, kad yra nepadarytos aukštesnės viršūnės, nepadarytos žemesnės apačios ir pakankamai didelė jėga važiuoja žemyn. Aišku, dar atstojus gali būti čia 1, 2, 3. Tokiose situacijose labai dažnai būna, kada kaina tiesiog pradeda siaurėti. Kai pradeda kaina siaurėti, ilgą laiką mes pakimbam, jo, tada prasimuša į ten, iš kur atvažiavo, ta prasme, į tą pačią linkmę. Ir važiuojam tenai toliau. Kol kas nėra, pasakyčiau, kad man jinai šita pora pasidarė patraukli. Ne, jeigu tik jinai būtų važiavus aukščiau, virš, iš tikrųjų čia jau būčiau labiau apsidžiaugęs, bet dabar, kai jinai jau pradėjo malti čia viduj, nesu toksai aš optimistas dėl jos ir man jinai nelabai patinka. Euras ir Japonijos jena nieko čia nerandu, ilgą laiką nieko nerandu, toks judėjimas kainos, nežinau, ką iš čia mūsų gali sužavėti. Apačios priartėta, 1,2500 čia yra, čia biškai gerai nubrėžiau, 1,25 tiksliau, 0,0 jo. Čia didelės jėgos buvo, čia sulaikyta buvo, čia buvo manipulacijos. Čia nežinau, nes techniškai sunku paaiškinti, kas tai yra per grafikas, kas tai per jėga ir man tas yra nelabai suvokiama, tai aš šitoje vietoje nieko nedarau, ilsiuosi. GBP ir USD. Kad ir kas čia bebuvo, pažiūrėkit, kaip tai nutiko, neturi tiek pinigų uždaryti kainos aukščiau bet kokios impulsio jėgos. Tai reiškiasi ir toliau tendencija išlieka į apačią, nes magnetą turim 1,400. Kada kaina ateis prie šios, kada ateis kaina prie čia, prie šito lygio, jo, tada bandysim vėl stebėti, kaip ir prieš tai buvusioje poroje, stebėti, kaip iš tikrųjų žmonėje elgsis šičia ir kaina iš šito vieto išgeneruos, koks tai bus judėjimas. Kol kas tai bent jau šita situacija rodo, kad ta pati, atsiprašau, kad viršutinės kainos kol kas niekas nenori. Tai aišku, pilnai gali būti korekcija dar kažkur tai ir čia ir tik paskui čia, bet tendencijas išlaikau lygiai tokia, tai yra, prasme, tą pačią, kuri vyksta dabar, tai yra į apačią. Visai gerai tai gali pasikeisti viskas, kada kaina bus prie 1,400, žiūrėsim, kaip į tai reaguos, kaip į tai visi reaguos ir kalbėti visai kitaip, galbūt visai kitą temą. Labai svarbu, pabrėšiu, tai, kas vyksta čia ir dabarties, čia ir dabar vyksta kažkas tai įdomaus. Jeigu tai būtų dar viena žvakė raudona, jinai žymėtų bet kokiu atveju, kas suprantat ir žinot, tai yra meškų trejetas žymėtų iš tikrųjų testinumą. Tai galbūt tą 1,4 čia ir pasidarytume mes šitoje vietoje, tokiu principu. Ir jeigu toksai būtų pirmadienis, tai nereikėtų net laukti, tik tai pardavinėti stop lossus ir daryti visą šitą atstumą pakankamai lengvai. Kaip aš sakau, lengvi pinigai, tik tais reikia juos pasimti. Viskas išlieka taip pat, nieko nekeičiu. Kas domina su eurų USD, tai vėlgi pasakysiu, niekas man čia nėra. Kaina matot išsidirbinėje, kurį tai laiką. Vėlgi tai yra pakankamai geras ženklas, kad čia yra atėjęs su didelė jėga, pakankamai didelė jėga ir čia yra tokia situacija, kuri galimai gali prasimušti į viršų. Bet čia yra labai jau, čia toksai trumparegiškas tas dalykas. Nesiečiau to su tuo galvot, tai vis tik tais yra, kaip aš jau prieš tai suminėjęs, tai yra vieta, kurios aš apskritai neprekiauju, manau, šortai čia, longai čia. Šiam kartui tiek, paprasta labai savaitė iš tikrųjų buvo, labai suprantama ir labai aiški. Tendencija išlieka ta pati, dėl to daug labai nėra ką kalbėti, bent jau šitose mano stebimose porose. Tikrai žinau, kad kitose porose irgi tikrai yra ką žiūrėti ir ką galvot. Kiek žinau, Vykintas jau bus paruošęs šiandien irgi savo analizę, tai įdėsiu, pasiskaitysit. Apžvelgs turbūt truputėlį gal kitas poras. Išlaikykit tas pačias tendencijas, žiūrėkit, kur yra pagrindinė tendencija, kur yra tik tais korekcija.
būtinai valdykit riziką ir emocijas. Jeigu valdysit riziką, valdysit emocijas. Jeigu valdysit emocijas, valdysit situaciją. Jeigu situacija yra valdoma, vadinasi viskas yra gerai. Taigi šiandien tiek, mėlyjeji, ir susitiksim sekmadienį. Iki.